visai įmanoma. Viskas įmanoma, kai nori. Kai paleidi protą, nori tai, ką širdis nori. Sveiki, sveiki. Noriu pasidžiaugti savo nedidelę pergalę prieš save pačią. Įveikiau šalto vandens baimę. Įsimaudžiau. Čia vanduo tikrai nėra šiltas, nors ta diena buvo šilta, graži. Čia žmonės tikrai, aš matau, kad labai mažai kas maudytųsi. Na, bet ne apie tai. Apie tai, kad kažkaip visą tai įvyko labai paprastai. Aš netgi nesitikėjau tą dieną nei maudytis, nei aš kažkaip visada savo darau kneipo-terapiją, vaikščiau akmenukais. Ir tiesiog vaikštinėjau, paskui taip šast mintis, eik įsimaudyti. Ir žinokit, dabar tikrai lengvai aš savo ir niurktelėjau. Na, visą laiką žavėjausi tai žmonėmis ir Lietuvoje, tais ruoniais, bet niekada tikrai nenorėjau. Nekilo man tokia mintis, kad aš norėčiau tam lediniam vandenį maudytis ar kažką tai. O čia prieš metus laiko man tokia mintis kilo, kad aš norėčiau žiemą įsimaudyti, nes čia visada sausio 1 yra šventė, yra maudynių pradžia ir labai linksma šventė su vėneliu, su šokiais. Ir šventėje dalyvavo mano draugai lietuviai, maudėsi ir aš taip jau pavėlavusi. Ir visa ta tokia atmosfera ir aš sakau, tikrai būčiau norėjus ir aš įsimaudyti, bet maudomo, nei nieko. Nors šį kartą aš irgi neturėjau nei maudomo, nei rankšluosčio. Grįžau šlapių užpakalių, bet laiminga. Tai va, laiminga, kad įveikiau savo baimę ir jau dabar ne pirmą kartą, pamatysit, antrą kartą vėlgi jau buvo vėsesnis žymiai oras, bet, nežinau, labai lengvai įlindau. Ir tikrai gavau tokį pliūpsnį energijos, taip kad patenkinta, visiems rekomenduoju, tai po mažą žingsniuką save nugalėti savo tas baimės. Ir kažkaip tai sakau, netgi nebuvo sunku, labai lengvai, paprastai, visą tai gavosi, tiesiog esu laiminga. Po savo maudynių, jau antrą kartą, šiandien truputį jau vėjas, jūra banguoja, bet svarbiausia, kad įveikta ta šalto vandens baimė. Visada man atrodė, daug kaip čia ir tiesiog tokia pagarba, tie, kurie maudydavosi, galvodavau, kaip jie taip sugeba. Matomai protas laikė, neleido, vis sakė, kur tu čia lysi, šalta. Kągi, paleidau ir puikiai jau kelintą kartą išsimaudžiau. Iš karto kūnas pajunta, iš karto tokia energija. Tai vienu žodžiu, emocijos labai geros. O dar žiūrėkit, kokioj stovi vietoj nuostabioj, kaip jau žydė čia viskas. Puiku. Kągi, jau greit grįžtu į Lietuvą, todėl vis dar kiek galėsiu pasimėgausiu šitą maudynę. O jums visiems, ko gražiausios dienos, saulės, gerų emocijų.